Tęsėme kelionę po Madeiros salą. Šį kartą atvykome į Fanau mišką. Įsivaizduokite, kad žengėte į pasaulį, kuriame senoviniai laurų medžiai tarsi iš pasakų atsirado. Tai Fanau miškas Madeiroje. Šis magiškas miškas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, visada apgaubtas paslaptingo rūko, kuris suteikia neišmatuojamą ramybės ir nuostabos pojūtį. Tai miškas vienas iš didžiausių ir seniausių lauramedžių miškų Madeiroje, saugomas nuo 1982 metų kaip dalis Madeiros gamtos parko. Dėl savo subtropinio klimato miškas išsiskiria itin dideliu drėgnumu. Dažnai jį dengia migla, kuris suteikia vietai tarsi iš kito pasaulio išvaizdą. Šiame miške galite pasinerti į gamtos paslaptis, vyraujančios senovinės medžių giraitės, kurių kai kurioms net 600 metų, bei įvairios endeminės augalų rūšys, išlikusios nuo senųjų laikų. Fanau miškas ne tik stebina savo unikalių ekosistemos grožių, bet ir saugo dirvožemį nuo erozijos, rinkdamas kritulių vandenį, kuris prisideda prie savo žaliuojančių kalnų išlaikymo. Tai vieta, kur gamtos entuziastai ir fotografai dažnai sustoja, kad užfiksuotų šio miško paslaptis nuo švelnios saulės spindulių žaismingai šviečiančių migloje iki netikėtų kampų, kurie priverčia pamiršti laiko tėkmę. Tai miškas ne tik gamtos stebuklas, bet ir ramybės oazė, kuri kviečia atsipalaiduoti ir pabėgti nuo kasdienybės, nesvarbu ar einate pėsčiomis, ar tiesiog sustojate pasimėgauti piknikų po senovinių medžių skliautu. O dabar aplankysime Bika de Cana stebėjimo tašką, esantį Canjas parapijoje, Ponta de Sol rajone, 1580 metrų aukštyje. Tai ne tik paprastas taškas aukštai virš salos, bet tikras gamtos šedevras. Iš čia atsiveria nuostabus panoraminiai vaizdai, įspūdinga San Vincentės slėnio žaluma. Funšalis, Madeiros sostinė, miestas, kurio istorija susimaišo su modernumu ir gamtos grožiu. Įsivaizduokite miestą, kuris per amžius išsaugojo savo spalvingą kultūrinį paveldą, o kartu ir nuostabų klimatą, leidžiantį mėgautis jame ištisus metus. Funšalis buvo įkurtas 15 amžiuje, kai Portugalijos atradėjai atrado Madeirą. Nepamirškite ir CR7 muziejaus. Čia galite susipažinti su vienu iš pasaulio futbolo ikonų – Cristiano Ronaldo, kuris gimė Funšalyje. Be to mieste vyksta įvairūs festivalių renginiai, nuo gėlių festivalių iki nuostabių naujųjų metų fejerverkų,
kurie pritraukia lankytojus iš viso pasaulio. Santa Katarina parkas yra vienas iš didžiausių ir populiariausių viešųjų parkų Funšalyje. Jis įsikūręs netoli senamiesčio, todėl čia lengva pajusti miesto istoriją ir tradicijas. Parką puošia spalvingos gėlių lysvės, egzotiškos augalų kolekcijos ir išskirtiniai sodai, kurie primena tropinę gamtą. Apsilankę parko takuose galite pasivaikščioti jaukiais takeliais, mėgautis ramiais fontanų šokiais ir stebėti senovinius skulptūrinius elementus, kurie suteikia parkui meninę išraišką. Iš čia atsiveria ir nuostabus vaizdai į Funšalio uostą bei Atlantą, ypač įspūdingi saulėlydžio metu. Ši vieta yra puikiai ne tik poilsiui. Čia dažnai įrengiami kultūriniai renginiai, koncertai ir vietos festivalių šou, kurie suteikia galimybę pažinti salos gyventojų šilumą ir svetingumą. Santa Katarina parkas yra tikra miesto žalioji oazė, kurioje galite atsipalaiduoti, susitikti su draugais ar tiesiog pabūti vieni su savo mintimis. Funšalio katedra, oficialiai žinoma kaip Sede Catedral de Nossa Senhora da Assunção, yra viena seniausių ir įspūdingiausių religinių vietų Madeiroje. Įsikūrusi paties senamiesčio širdyje, kviečia jus pažinti salos istoriją ir dvasingumą. Statybos prasidėjo 1514 metais, o katedros pamatą sudaro gotikinės architektūros bruožai. Iš išorės katedra atrodo kukliai, tačiau jos interjeras stebina turtinga medžio darbais, senovinio altorių ir relikvijų kolekcija. Ši vieta ne tik liudija Madeiros istoriją, bet ir atspindi savo kultūrinį paveldą, suteikdama ramybės oazės pojūtį miestelio širdyje. Mercado dos Lavradores turgus buvo įkurtas dar 20 amžiaus pradžioje, tapo svarbiu prekybos centru, kuriame vietiniai ūkininkai ir žvejai pristato savo derlių. Pastato architektūra tikras meno kūrinys, spalvingos mozaikos, rankų darbo keramikos detalės ir tradiciniai elementai atspindi Madeiros kultūros paveldą. Šis turgus ne tik prekybos vieta, bet kaip ir susitikimo erdvė, kurioje gyvena miesto istorija. Kiekvienas pastato kampelis primena apie senovės vaikus, kai Funšalis buvo dar nedidelis uostamiestis, o vietiniai gyventojai darbščiai siekia išgyventi ir klestėti pasitelkę savo rankų darbo meistriškumą. Čia rasite viską, kas būdinga Madeirai, nuo egzotiškų tropinių vaisių, tokių kaip passion fruit, granatai ir mangai, iki spalvingų gėlių, kurios išpildo orą. Turgelyje dominuoja ir šviežių jūros gėrybių zona. Galite pamatyti unikalų vietinių žuvų, įskaitant tradicinius espadą ir kitus regiono delikatesus.
Išėję iš žuvies turgaus patekome į įvairių augalų sėklų, džiovintų, skanėstų, vaisių, kokteilių zonas. Vietiniai prekeiviai čia kviečia paragauti tropinių skanėstų. Daugelį jų nesame net girdėję, pavyzdžiui, anonas, marakuja, net kelių spalvų, o skoniai jų išvis egzotiniai, tai marakuja ananasas, marakuja pomidoras, marakuja bananas, marakuja citrina, mango įvairių spalvų ir skonių, taipogi monstera vaisius. Vienu žodžiu, pasižiūrėkit čia patys.